į šiandieninę Rusijos federaciją, tai jūs matysite, kad jinai yra ženklia dalim atkirsta nuo Baltijos jūros, jinai turi va tą kamputį prie Suomijos įlankos, ten va tas Sankt Peterburgas, nu ir dar jie turi tą, kada kas va atsirado po antrojo pasaulinio karo, Kaliningradas, viskas. Visa kita yra, nu, kaip jie įsivaizduoja, priešiška Rusijai. Todėl tas noras turėti šitą išeigą, neleisti užblokuoti Rusijos šitoj vietoj, jiems visada buvo strateginis interesas ir dar nuo Petro I, netgi ne nuo Petro I, nuo iš esmės prieiga prie Baltijos jūros šitą idėją pirmas iškelia ne kas nors, o Vytauto Didžiojo proanūkis, Rusijos caras, pirmasis Rusijos caras, kuris taip pasivadino Gosudarf Sija Rusi, Ivanas III. Ta politika tęsia Ivanas Žiaurusis, tą politiką realizuoja Petras I.